Treneri, tai pirmiausia gal komentaras šios rungtynės. Kaip matė, neatvažiavo pagrindiniai žaidėjai pas mus, nes labai daug varžybų ir per 7 dienas turėsime sužaisti 5 varžybas. Aš manau, kad didelis krūvis iš vienos pusės, bet iš kitos pusės labai gerai, kad jauni žaidėjai turėjo šiandien labai daug laiko ir galėjo pasižaisti to, ko jie negali padaryti konkrečiai, kada yra pilna sudėtis ir visi žaidžia lyderiai. Man atrodo, iš mano veido matosi, kad aš patenkintas, su teisėjais nesipykome, nebuvo jokių problemų. Jūsų publika labai fainai palaikė savo komandą, bet plojo už gražius mūsų metimus iš viršaus. Ir aplamai buvo gražios varžybos, man atrodo, žiūrovams. Pirmą minutę pertraukėlę paėmėt 38 minutę. Ar iki to laiko buvo visiškai patenkinti savo komandą prie žaidimo? Kad nieko nereikėjo keisti, aš žinau, ką mes darome ir dėl ko. Ir aš paėmiau tik tai dėl to, kad sustatytų, kad nedarytų klaidų prieš spaudimą. Kaip vertinat savo žaidėjo poelgį, kuris gavo diskvalifikacinę prašymą? Aš manau, kad pirmoje eilėje tai turi žaidėją, kuris išprovokavo išmesti iš aikštelės, o paskui, jeigu kitas atsako, iš karto. Todėl, kad jau prieš tai buvo precedentas 2 ar 3 kartus pastūmė. Ir aš skaitau, kad žaidėja ne tas, kuris atsako, dažniausiai būna tas, kuris atsako, išvaro iš aikštelės. Mes žinom labai gerai, žaidėme prieš eks-Jugoslavijos komandas, taip. Jie išprovokuodavo, spjaudavo tavo į veidą, o vis laik teisėjas nubausdavo tą žaidėją, kuris neišlaikydavo ir puldavo į muštynės. Treneris pirmą sezoną dalyvaujat Baltijos krepšinio lygoje. Skundėtės, kad turi labai daug rungtynių. Ar iš tikrųjų patenkinti tuo sprendimu, kad prisijungėte prie Baltijos lygos? Čia taip viskas susidėjo vieną krūvą. Todėl, kad mes pirmoje eilėje, kadangi nepapuolėme į VTB lygą, pasidarė pat mus labai mažai varžybų. Ir mes paprasčiausiai, kad užkaišiuoti visas skylės ir kad nereiktų mums 2 mėnesių laukti tarp varžybų, mes nutarėm dalyvauti BBL lygoje. Bet tuo pačiu bandėme žaisti ir žinom, kad mūsų priešininkas yra Samara, kuri laimėjo visą atrankos VTB turnyrą ir visumoje buvo toks šansas, kad mes galėjom ir nelaimėti. Bet mes sužaidėm tikrai labai geras 2 varžybas ir papuolėme į tą taurę. Toliau dar praėjome į Rusijos taurę į 8-finalį. Ir dabar viskas, mes lošiam 4 varžybose ir aišku, komanda jauna, jiems reikia daug žaisti, bet mes neturime 15 žmonių, kurie galėtų treniruotis ir kurie galėtų rotuoti ir žaisti aikštelėje. Bėda, bet mes tą bėdą matot bandom. Vienų žaidėjų neatsivežam, kitus leidžiame ir visumoje gerai, kada laimi. Taip, bet jeigu mes būtume šiandien ir nelaimėję, bet būtume davę jauniems žaidėjams pajausti, ką reiškia kitos komandos braižas, žaidimas, atsakomybė ir taip toliau.